krizės grupė vyksta 15 savaičių, tai yra vieną kartą per savaitę susitikimai vyksta. Grupė yra uždara, kokiu sąstatų grupė pradeda lankyti tokių ir baigia, tai nėra, kad kiekvieną kartą priemami skirtingi žmonės. Grupėje yra numatomos taisyklės, kurios grupės metu yra aptariamos, kaip kad konfidencialumo susitarimas, kaip, tarkim, dalyvavimas privalomas. Temos yra įvairios, iš tikrųjų, nuo įvairių jausmų įvardinimo, išgyvenimo, gėdos, kaltės, pykčio iki vaikų temos, kur ką daryti su vaikais, kaip padėti vaikam išgyventi skyrybas, iki atleidimo temos. Tai mes kaip grupės vadovai, tai kaip ir laikom šiokius tokius rėmus dėl temų, tačiau esam aktyvus grupės poreikiam ir nėra taip, kad, sakom, ten 3 susitikimas bus tokia ir tokia tema, ten 4 bus tokia ir tokia. Einam pagal grupės narių poreikius, tarkim, gali būti, kad vienai temai skiriamas 1 susitikimas, o galbūt ir keli susitikimai. Tai nesam taip labai kategoriški šitoj vietoj, o daugiau žiūrim tai su kokiu poreikiu ir su kokiais neišspręstais klausimais grupėje dalyvaujantys žmonės susiduria. Ir esam aktyvus tam, aktyviai bandom išgirsti ir suprasti. Kokia nauda ir dėl ko tos grupės yra naudingos? Visų pirma, kad skyrybas išgyvenantiems žmonėms yra be galo sunku, ne tik tai dėl pasikeitusių begalės situacijų gyvenime, bet sunku ir apie tai, kad nėra su kuo kalbėtis. Visi aplinkiniai arba žino geriau, ką reikia daryti, arba sako, jau mes pavargom nuo to, ką tu kalbi, arba tiesiog neįdomu klausytis. Žmonės užsidaro, žmonės neturi su kuo pasikalbėti. Tai grupė yra ta vieta, kurioje susirenka žmonės su panašiomis patirtimis. Viena tema lydinti kartu tai yra skyrybos. Ir tai yra erdvė, kurioje yra įdomu klausytis, kas vyksta su tuo žmogum. Tai kitas dalykas, tai nėra patarimų ir gyvenimiškų pamokymų dalinimas. Tai yra dalinimasis tarpusavio išgyvenimų, kas irgi padeda ir veikia gydančiai, kad iš tikrųjų niekas nežino, kaip teisingai reikia daryti, elgtis, bet dalinantis patirtimi, tai yra tokio, atsiranda erdvė ieškoti, kasgi tam konkrečiam žmogui yra naudinga. Kitas dar svarbus dalykas, tai sukuriamas didelis bendrumo jausmas grupėje. Grupės nariai, baigiantis grupiai, pradeda klausinėti, o tai viskas čia baigsis grupė, o ką toliau galėtumėm daryti. Ir labai smagu, kad bendrakeleivių komanda galvoja ir tęsiasi lavadinės programas, kad tie žmonės turėtų tą erdvę, to bendrumo jausmo, išgyvenimo ir pajautimo, kad galėtų toliau kažką tai daryti ir ieškoti. Ir dar galbūt vienas svarbus dalykas, kad grupės nariai, grupės dalyviai pradeda šypsotis grupės pabaigoje. Jeigu jie ateina į pirmus susitikimus turintis daug liūdesio, daug ašarų, daug nuoskaudų, besibaigiant grupiai daugiau šypsenų, daugiau juoko atsiranda, tas labai gražiai matosi ir patys dalyviai sako, žiūrėkit, mes ir pradėjom juokauti ir šypsotis. Tai reiškia, kad atsiranda tikėjimas, kad gyvenimas nesibaigia, kad gyventi verta toliau, kad yra daug atsakymų, kaip tą daryti ir tapti laimingu.